Tik prieš porą dienų sužinojau apie tokio puslapio Vinted egzistavimą, kuriame parduodami dėvėti, nedėvėti drabužiai. Taigi žiūrėjau skelbimus ir priejau prie tokios išvados. Pažiūrėkit, čia kažkokį maikutę, ne maikutę parduoda moteriškė. Kaina 2 eurai, 2,80 su apsauga, pirkėja apsauga. Ir pažiūrėkit, worn once, tai reiškia, kad vieną kartą tik tai buvo apsirengta. Čia kažkokia suknelė, čia kažkokie marškiniai, irgi parašyta only worn once, irgi vieną kartą apsirengta. Čia dar viena suknelė su atvira nugara, irgi parašyta, kad dėvėta tik tai vieną kartą. Tiek drabužių parduoda ta moteriškė, dėvėta vieną kartą arba išvis nedėvėta. Dabar klausimas, nafiga tuos skudurus pirkti, jeigu tu jų nedėvi? Kam? Kas čia per liga yra? Štai pat žiūrėkit, dar vienas pavyzdys. Irgi parašyta, tik tai buvo dėvėta, kad nusifotkinti. Kam jūs perkat? Švaistat pinigus savo.